Sveiki, sveikučiai, noriu Jums parekomenduoti šiandien dar vieną terapiją, kuri nelabai brangiai kainuoja. Va, čia vadinasi angelų terapija. Vienas angelėlis ir va dar du. Štai galit Jūs tokią terapiją taikyti, jinai nelabai brangiai kainuoja, bet labai veiksminga. Štai va, kokiu grožiu. Galima pas juos ateiti ir jie, žinote, už dyką teikia terapijas. Tai iš tiesų truputį kainuoja, reikia, aišku, jiems duoti valgyti, tokiems mažiems angelėliams. Bet iš tiesų gyvūnėliai ir ypač katinukai iš tiesų tikrai valo energetiką, visą energetiką mūsų namuose šiaip, jeigu ir neglostant labai jų, bet jeigu va taip jų ramybės būsenai, prie jų atėjus iš tiesų jaučiasi labai nuostabi energija ir iš tiesų nieko labai daug brangiai nekainuoja, gal tokios lovytės biškai tik tai kainuoja, bet nebūtinai tokiuose lovytėse jie gali gulėti. Ir aš čia iš tiesų ateinu kiekvieną dieną, kai galiu, jie turi savo laiką. Tai yra, kada jie čia susėda abudu ir iš tiesų mes ateinam, aš ateinu čia ir mes tokią turim angelų terapiją. Ir labai čia pasileidžiamės dar difuzorius su eteriniais aliejais. Ir žodžiu, labai čia smagiai mes galim leisti laiką savo atgaivai iš tiesų. Jau labai gera liesti tos katinėlius, va. Jie būna tokie ramus, murkia tai iš tiesų tai tik tai strižiukė. O šis katiniukas tai kažkodėl nutarė daugiau nebemurkti. Tai va. Mūsų čia tokia terapija vyksta, labai aš Jums rekomenduoju tokius augintinius turėti. Žinot, jie net, man patinka net žiūrėti tiesiog į juos. Aš ateinu kitas iki, sėdžiu, sėdžiu nesvarbu, ir žiūriu tiesiog į juos. Ir toks jausmas iš tiesų malonus apima. Va, ir labai gera čia su tais katinukais iš tiesų leisti laiką ir dėl to aš rekomenduoju Jums irgi galbūt įsigyti katiniuką. Jisai labai, pasižiūrėkit, kokie jie nuostabus mano šitie terapeutai. Čia vadinasi katinų terapija, terapeutė Čika ir terapeutas Jošis. Va, aš jums duosiu paklausyti, kaip terapeutė Čika murkia. O terapeutas Jošis dėja, bet kažkodėl nemurkia. Bet irgi labai geras terapeutas. Labai geras terapeutas Jošiukas. Abudu labai geri. Tai va, tiek šiandien apie terapijas ir terapinimąsi, kuris nekainuoja labai brangiai. Iki.